BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Smagu, kad turime labai gražias varžybas. Jos reprezentuoja Šiaulių miestą, be jokios abejonės. Smagu, kad tarybos nariai sugeba tai suprasti ir skirti tam tikras lėšas. Be to, jeigu nebūtų verslo, irgi nieks nevyktų ar 10 valumina. Sveikinu kiekvieną sportininką, kuris atvyksta į Šiaulius, kuris dalyvauja varžybose. Čia yra gyvenimo dalis, čia yra judesys, džiaugsmas, saulė, kaip sakant, o Šiauliai saulės miestas. Vaikystėje gyvenau pietinėje miesto dalyje, tai mes būriais atvažiuodom dviračiais dar tuomet į Aleksandrijos trasą, jį buvo truputį kitoj vietoj. Tai dabar šita trasa turbūt sertifikuota jau europiniu lygiu, kaip gali nepatikti. Startą vėlgi laimėjau, kaip ir buvo planuota. Visą važiavimą pirmavau, stengiausi nedaryti daug klaidų, žiūrėjau, ar nesi už manęs gale varžovai, bet nelabai nebuvo man konkurencijos visą sezoną iš lietuvių. Tai, nežinau, labai džiaugiuosi. Pirmi metai su 4 PM ir startą pirmus metus čempionas Lietuvos. Tai labai geras jausmas. Jūsų drąsingą distanciją! BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.